Sveiki, mano vardas Sigitas Pašakinskas iš Summit Nord įmonės. Mes esame vienintelis kietos pirties krosnių gamintas Europos Sąjungoje ir šiandien noriu pristatyti mūsų naują pabaigtą projektą. Tai yra pirtis 25 kvadratų. Eikim pažiūrėkim. Esame poilsio kambaryje 13 kvadratų, kur portalas yra išspręstas ir pilnai apdailintas didelio formato plytelėmis. Grindys taip pat didelio formato plytelėmis. Sienos juodalksnis, lubos taip pat juodalksnis ir iš vis visa pirtis yra iškalta juodalksniu. Kaip mes sprendžiame portalo apdailas? Tai pirmas būdas, tai kai mes didelio formato plytelėmis klijuojame iki pat viršaus ant kalcio plokštės. Antras būdas, kai mes dalį plytelių apklijuojame portalo. Ir trečias būdas, kai mes naudojame muilo akmenį arba kitokį akmenį aplink portalą. Tai keliaukim dabar į priepirtį. Tai pirmas dalykas, kas yra iš karto, tai yra persirengimui. Numatytas suoliukas bus kabykla, viską pakabint bus. Rankšluosčiams susidėti yra numatyta niša. Čia atsiras lentynėlės. Va, ir čia bus dušinė. Tai reiškia dušas įrengtas, kur galėsi išsiprausti. Tam yra padarytas suoliukas, patogiai atsisėsti ir lygiai taip pat praustis. Ir kitas labai fainas dalykas, tai yra integruotas vandens sistema, kur patraukus už svirtelės, čia išbėga 35 litrai vandens ant tavęs šalto. Dušinė įrengta iš termomedienos, tai už jos yra pilnai įrengta hidroizoliacija ir, kaip sakyt, ant viršaus yra termomediena. Tai, kaip sakyt, kas nori kažko įdomiau negu plytelės, tai termomedienos sprendimas yra puikus. Apačioje, aišku, yra trapas ir suformuotas nuolydis vandenį nutekėti. Dar vienas mūsų išskirtinis sprendimas, tai yra klijuota angokraščiai ir klijuota stora palangė. Dar vienas fainas dalykas, tai yra integruota muzikos sistema, reiškia, galima bus iš Bluetooth'o valdyti ir klausytis spa muzikos. Keliaukim į garinę. Tai galim pradėti nuo lubų. Lubos yra kedras, tam, kad būtų puikus kvapas viduje. Taip pat yra dar padarytas kadagio paveikslas, kuris taip pat nuostabaus kvapo dovanos naudojantis pirtimi. Tada gultai. Vienas gultas yra 1,10 m pločio, kaip turėjom vietos padarėm, kitas yra irgi apie 1 m pločio. Ir 2,70 berods ant 2, irgi 60 ar 70. Ilgio tai iš principo 2 žmonės tai iš vis laisvai, komfortiškai galės gulėti šitoj garinėje. Gulto storis 45 mm, aukštis 80 cm patogiom vanojimo procedūroms. Labai patogu atsigulti. Plačiai ištiest rankas ir gali savo maloniai gulėti. Kitas svarbus momentas tai yra mūsų antro kvėpavimo sistema, kur gali į pagalvę įsidėti galvą ir komfortiškai mėgautis procedūromis arba tiesiog gulėti savo, kvėpuoti grynų orų iš lauko. Kitas svarbus momentas tai mūsų air sauna ventiliacijos sistema, kuri puikiai užtikrina komfortišką buvimą. Tai yra pirmas dalykas ištraukimo sistema, kuria įrengta išorėje, kur gali su mūsų rankenėlį atidaryti arba uždaryti. Tai kai nenaudojam pirties neuždaryta, kai naudojam atidarom. Ištraukimas vyksta iš po gulto 40 cm nuo žemės. Tai apie antrą kvėpavimą jau pasakojau. Ir kitas svarbus momentas tai visada yra langas daromas, kuris gali atidaryti langą ir padaryti greitą išvėdinimą. Tai yra puikiai proga, kaip matai, kad biški per daug šilumos arba norisi daugiau deguonies įleisti, atsidarai langas, taigi pravidinai uždarai. Ta aš naudoju netgi apvertimo metu, kad galėčiau ilgą procedūrą daryti, žmogų vanoju, apverčiu, atidarau langą, išvedinu, kaip sakyti, ir toliau darau procedūrą. Dar vienas ventiliacijos elementas, tai reiškia, yra oras paduodamas iš lauko po krosnimi ir atsukus atidarome sklendę ir paduodamas oras po krosnimi. Uždarome. Ir kitas nuostabus dalykas, kurį mums patinka daryti, tai yra ištraukiami gultai lengvai. Tai reiškia, pirmas dalykas užlipti patogiau, ten tarkim ir vyresnio amžiaus arba vaikams, arba kitiems, kas nori prisėsti apačioj ir
pasėdėti žemiau tiesiog. Ir lengvai suslenka. Ir galite pažiūrėti, kokius suvedimus mes padarome. Na ir pirties širdis Summit krosnis su muilo akmens apdaila iš Suomijos, Tulikyvė, 600 kg šilumos akumuliatorius su neribotu kiekiu minkšto smulkidispersinio garo. Penki metai garantija, 30 metų tarnavimo laikas ir labai patogu, tai yra vandens mazgas dar padarytas, kur gali prisipilti vandens ir gali paduoti į krosnį. Ir apie apšvietimą, tai pirmiausia, tai už nugaros atramų yra įrengti LED šviestuvai ir po gultais yra paprasti šviestuvai. Tai jeigu norisi intimumo, tai LED šviestuvų mes nejungiame, jungiame tik apatinę dalį, jeigu norisi šviesiau, jungiame LED šviestuvus. Summit, tavo gyvenimo būdas.